Ir sveiki atvykę į dviračių surinkimo simuliatorių. O ne, kur kasetę pamiršai? Neatrodo, chebra kaip geziukas. Čia dar toliau vyksta pakavimo darbai. Šalta? Ne, nešalta man. Naujas rytas. Labas rytas visiems ir sveiki atvykę į dviračių surinkimo simuliatorių, kurį atliekam jau kelintą dieną šiandien, trečią kartą. O galiu padėti į ten. Fikst! Su kojam, bet gerai. Fikst! Sutvarkyta. Dabar dviratis važiuoja. Vakaris bando min dviratį, kai galinis ratas yra ant žemės. Very nice! Saugu. Maksimilijonas Saudargas, ar jos stabdžiai veiks? Nežinom. Ar mano dviračiai viskas tvarkoja? Taip, tikrai taip, nes aš tvarkausi trašką brašką. Jau mes ant lifto. Nesusimokė. Tu man nukrosnukiu šalmą, kai nukrito. Nu tai ką, kyla mane? Jo. Vakarį pasiruošė šiandien? Jo. Šiandien varysim juodą? Jo. Jau, gerai. Pradarėm pirmą raną ir ką galiu pasakyti. Sutvarkė? Jantulė, ačiū tau už patarimus, viskas veikia. Mechanik, jeigu reikia skambinkit man. 86, viskas, daugiau nėra man numerio. Reiks šiandien pradėti zulinti juodą trasę. Good, nice, kad veikia bent. Laimingas. Gerai, važiuojam. Ай, tu na! Вообще лайну nepataikėm. All good? Jaučiu, girdėjau, kad ant armoro kritai. Viskas good. Padarėm porą ranų, kaip tavėjos. Labai Krešino bičiukas. Tai va, dabar pirikūrą turim, valgom ir ką lėksim toliau. Nu, man blogėjas, kaip ir tau, bet šiaip tai gerai einas. Ne, tai mums visiems gerai einasi, po truputį. Reiškia gerai viskas, jeigu krentam. Man aš kad man gerai, bet man blogai. Pabaigėm šiandien raidint. Maksa diena anksčiau pasibaigė, nes šitų bairių. O man pykint vėl pradėjo. Tai einam, vėl susipakuosim daiktus 35 kartą. Maksu vėl nuiminėsim. Ai, nereikės dviračio išiminėt, gerai. Good finally, pirmą kartą. Ką einam vėl pakuoti. Laukiam, kas ketvirtadienį bus. Nu, įdomu bus. Kaip tu? Dėsim tavo video. Ir ką? Dėsim tavo video, kaip raidinai. Gerai. Nu, nedėk, nu, nedėk. Viskas gerai. O, matai, užsimotėjęs dabar. Jo, nes gerą vipą užsimečiau. Na, aš tai tragiškai džempline pravažiavau. Kaip tau sekasi? Opa. Labai gerai man sekasi. Tau kaip? Nusislėpęs nuo kameros, įbijo kamerą. Nu, per nužėlį, kur atvarėm? Į Mercadona. Į kur atvarėm? Maxima. Čia ispaniška Maxima. Taip, varom bulvę nusipirksim. Marozas va priekį eina. Vėl tu filmuoji. Baisiai man jūs užknysi. O toks laimingas. Apsišopinom. Jau galvom, eikit sėst. Gal išpratėsiu su jumis. O ne, lėkštės išgriuvo. Ne, lėkštis neišduo. Viskas gerai, lėkštam valysim skaniai. O vat skarbė tai nieko nesiko skarbė? Thank you. Kai niekur. Nauja. O ką? Thank you. Šis daigus proktui dai. Net ir visas to iškris. Neiškris. Asari, man spurgos. Eiktus. Prie forko. Čia gerai, kad nepritepėt jūs daug. Įtėpiau. Kam čia tas lėkštės? Papasakosi kam? Kad ko nereikėtų daryti? Kad nereikėtų indų plaut. Tai labas vakaras visiems. Grįžom namo, pavargę visi. Šiandien buvo paskutinė diena mūsų raidinimo. 3 dienų maratono. Rytoj poilsio diena, kaip kokiam Dakare, ką?
kaip Dakarė, poilsio diena, rytoj tvarkysimės dviračius, nu tai tvarkysimės Maksui kasetę pakeisim. Aš susidėsiu kitą ratą su kita padanga, jam duosiu kitą, Maksas bandys muletą. Rytoj turėsiu oflinsus persirengti visus, tepalas loverlegų, pasidaryti servizą. Jeigu kažkas neturit gyvenime problemų, nusipirkit ochlinsus. Kiek problemų atsiras? Jeigu BMW vairuojat ir dar ochlinsus galite nusipirkti, jeigu jums trūksta nuotykių. Tiksliau trūksta nuotykių, tai va. O Maksas grįžo. Maksai, kokių komentarų turi gal apie šiandieną? Neturi jokių komentarų? Ne. Jokių komentarų. Apsirengęs kaip Havajose kokiuose. Nu, paskutinę maikė visos. Tai va, mūsų tokios tiesios 3 dienos, kas čia susimontuos, aš neįsivaizduoju. Nes šiaip mažai komentarų davėm. Trasos žiauriai bainos, ar mes mokam raidinti per šuolius, tikrai ne. Ar mums sekasi raidinti, tikrai ne. Važinėjom kaip kaladės kokios, vos ir riedam per tas trasas. Tai va, tiek va ir komentarų. Dabar einam. O dabar einam va, kotletukai, bulvytės kepa. Į salatikės. O, sveikai maitinamės, sveikai. Šitus tai nežiūrėkit čia. Čia Makso. Prisipirko vakar bumšokį. Tai va, einam valgyti, pasidaryti, eisim valgyti ir laukiam rytojaus poilsio dienelės. Tai va, viskas iš manęs kol kas. Viskas, paka. Ką išėjom į miestą, išėjom pavalgyti šiandien, kadangi pas mus poilsio diena. Poilsio. Einam papusryčiausim kažkur. Einam krosantemų prisipirksim, ne? Kavytės atsigersim, gal skaniai. Gal skaniai. Tai va, gal nežinau. Turbūt susimatysim prie apatinių kojų servizo arba šiaip kokių vaikai šūdus vėl darys. Tai va išėjom realiai nuo jų pailsėti. Nes visiškai neužkniso, baigtų jokius. Fainas labai oras. Lyt pradeda. Žiūrėjau, fainas miestas. Va. Tiesiog, kad realiai pagal pilkumą, tai pas mus Lietuvoje šviesiau. Ne? Mums čia gal nesiseka, kad tas pilkumas mus seka. Gerai, einam iki kavinės, čia porą metrų liko, atsargiai šūdai. Prišikta visur, jop, tvaju matį. Čia vat geras. Tiesiog kampas va toks. Drėgmiai kauptis. O, nepatikėsit, dar vienas kampas drėgmiai kauptis. Va, koks fainas miestas suprojektuotas. Drėgmės kauptis visur reikia, papelyje biškį. Nu, very nice, very nice. Varėm Ispanę apsišopint. Chrysantemas man baigė iš kišenės išpirkti. Neatrodo chebra kaip geziukas į miestą. Žalias visas. Pizdiet, prigavo mus. Šiaip tai orealis tragiškas, galiu pasakyti. Einam va, ispanišką experience turėtų. Nu įdomi ta Ispanija. Skambinsim. Paskambint reikia. Gerai, chebra. Tai žodžiu, einam dabar apsipirkti Parde ir reikia mum iki degalinės nueiti. Man reik breiklyną nusipirkti. Nes važinėju su idealiais amortikais, kuriam reikia vieninteliam servizo, o šitie gali važinėti su Foxys kašimom ir jiem nereikia servizo po 3 dienų. Good for them! Nu viskas, einam. Visi kartu einam. Jisai netežino vėliau. Aš žinau, einam, nu. Va dabar va, greit švaibų išsimetu. Ir tai va einam į garažą. Prapys. Bazaras. Vakarėje. Nu, tegul miega vaikas. Tu vienas dėžės surinkinėsi 3? Toks. Nu, tai tu bent irgi jam motivacijos biškį duot. Einam krauti dėžės. Ne, surinkinėt. Surinkinėti dėžės. Taip jūs turit gerai surinkties. Einam gerai surinkti dėžės. Gerai. Nu, reikia paimti tą kartoną. Gerai paimti. Tai jūs dėžės surinkinėt. Nu vakarė, nu bliam. Vakarė padėktų, Maksui. Gerai, einam, išsitrauksim. Šitas trukdo visiems dirbti. Koks jo vardas? Nežinau, trukdukas. Nežinai? Ne. Tikrai? O, čia gerai laiko? O, žiūrėk, normaliai. Gerai, aš einu išsiardyti šoksą. Aš noriu neįstraukęs dviračio forką išsiimti. Jo, čia bus gera užduotis. Tai smagumėlis. Mėginti. Gerai, su lipne juosta pakliuosim. Laiko? Bet su lipne juosta dar pakliuosim. Ne, tai čia dabar, tai čia tai nelaiko niekas. Bet ko? Ne, šitas nelaiko. Ne, su Reikėjo, lipne. bet dar čia va, dar žiūrėk, dar vieną. Va čia va, reikėjo daryti. Sėjom martiką, daryk viską apsivalyti gražiai. Čia dar toliau vyksta pakavimo darbai.
Kaip einas? Pusiau. Pusiau. Tai va, einam apsivalysim. Reikės eiti vidų išvalyti, tai labai nelaukiu. Tai va, einam toliau dirbs. Sanitariniam sąlygom atliekamas servizas. Žodžiu, išsiėmiau lower legus ir, prasme, tepalo nebebuvo likę. Čia gavau supilsiu tepalą, visi čia Maxo dotas yra supiltas. Žiauriai fainai. Vat čia visiems įspėjimas, kas Ochlinsus turit Lietuvoj. Aš 3 dienas paraidinau kalnuose. 3 fucking dienas. Va, linkėjimų turi. Faustui, Margiriui, Domcijai, kam dar kas dar Ochlinsus turi. Žodžiu, kas turit Bet mes nesityčia, Mes nesityčia, mes jums linkėjimų turim. Jo, mes linkėjimų, bet... Nes 3 dienos praėjo. Ir jau nėra mano lower leguose tepalo. Jų nebėra. Gera suspensija, nėra blogai. Ne, jinai gera suspensija, bet tiesiog reikia prižiūrėti hebrytę. Tai vat, tai kas mėgstat lower legus darytis kas 3 dienas. Tai va, visiems sėkmės, Ochlinsai, sėkmės. Baisiausia dalis, kad neturiu švirkšto. Tai bus tiesiog iš šakies pilimas tepalo. Sakysiu, taip niekada nebus per daug tepalo, ne? Jeigu ką išspjaus ir viskas. Tai viskas einam toliau servizuoti. Didį partį. Daugiau nuo pirštų dabar. Žinai, Ochlinsas kas kiek rašo, reikia patinių kojų servizą padaryti? Kas 50 valandų. Čia rimtai? Čia dabar praėjo kiek? 15 valandų raidinimo. Pažiūrėk, jau nebebuvo tepalo. Crazy. Irgi tiek patrašo, visi tiek patrašo, bet nu... Nu ką, grįžom. Padarėm servizą. Tai ryt jau lėksim, raidinsim, skrisim. Viskas čia iki bus rytoj. Bėga, Maksas, bėga, man. Štai matome, pabėgo gyvūnas į savo kambarį. Ir štai matome indų plovėją Vakarį. Vakarį, papasakokit, kaip jums einasi plauti indus ir kaip jums sekasi? Man labai gerai sekasi. Kokią naudojate plovimo taktiką? Karštą vandenį ir kempinę. Ir kaip jums ši taktika, ar jinai veikia? Labai. Ar jinai pasiteisinus? Labai greit plaunas. Žinokit, galiu pasakyti, kad jūs 3 greičiau plaunate negu Maksimilijonas Saudargas. Ar šiemet ir sieksite tokių rezultatų trasose? Taip stengsiu, bet 5 kartus geriau. O, įrašėm. Tai jau viskas, dabar viskas arba nieko dabar, ne? Taip. Jeigu 5 kartus nebūsi, lėksi greičiau už Maksą, nes ne viskas. Sponsorshipai visi dingsta, viskas dingsta. Šalta? Ne, nešalta man. Man karšta. Man labai. Sako, nešalta. Atvarėm. Kur? Four Riders Bike Park. Ir ką darysim? Raidinsim downhill trasą. Makso vratas galinis. O ne, kur kasetę pamiršai? Eik tu namas, mes pamiršom kasetę dėti. Eik tu na. O tai simpleksas kur? Eik tu na, ir simplekso nėra. Visio, viskas. Nu, naktį simpleksą Čia kažkas. Nu, pavogė kažkas. Viskas be grandinės. Tai važiavam namo gal? Ne, aš nebindamas galiu. Nu, matai. Ką pirms liftas? Kaip tau šilta? Jo. Sušilsi niekada. Kaip nors vėl sušilsi? Nice, ne? Karšta tau? Šiandien greičiausiai bus mažai video raidinimo, nes filmuosiu Instagramui daugiau, stačiai. Yes. Pasidarėm servizus. Pasidėjom naują padangą Tekičiano, priekį dabar Magic Mary's, gale Tekičianas. Tai žiūrėsim, kaip važiuos su naujom padangėliom. Niekada nevažinėsiu šitam. Tai pirmas kartas, tikėkime viskas liuks. Kaip Vakarį Tekičianas šiaip daug. Žiūri gerai. Best tire ever. Tai good, tai važiuosim, kaip man seks. Tai ką, į raudoną dabar šausim? Ja. Nes aš ir kaladės pasikeičiau, tai man apšėjas nestabdo. Davai. Tai gerai, varom į raudoną tarselę. Žiūrėkit, Maksas su kokiu tuningu lekia. Kaip bėgiai? Gerai, minasi. Minas? Sprintus darom. Raketa. Gerai, varom.
tu žinai, ko norim. Pavalgėm, pirikūrą paturėjom. Sponsored by Coke. Tai va, varysim vėl raidant. Vėso, ne? Šitam bakūrą tai visai ne vėso. Man karštas. Kągi mes čia turim. Ogi prieš porą dienų į medį nusprendžiau važiuoti. Žinot, gal kuris stipresnis, tai va dabar turim pasiekmes. Nusipulydinom, dėjau viską ir nestabdo, nes Dota privarvėjo visur. Tai dabar einu viską nusivalysiu su, karočią, servetkom. Hebra, kaip lydinat, neplaistykit niekom Dotų, gink dieve. Nes turėsit afiga problemų. Apsivalom viską ir tikimės, kad čia viskas veiks. Nusiblydinau viskas dabar. Labai čia gerai. Par to, kad diską palaišiu. Kažkaip netyčia. Va, keliauninkai. Nu kaip Hello, jūsų? people. Man toks adrenalinas, kad neatsimenam, kas buvo. A ne? Jo. Fizi. Išsijungiam bakalis. Ne, neįsijungiam. Tiesiog nuo muzikos žiauriai. Kur yra, blėt? Einam pažiūrėti Makso praeitą radą. Bairius. Čia viskas atlyginta šnipeksais. Viskas čia sulankstyta. Sako, biški akmenį kabinau. O štai man nusiblydinau viską. Bet dabar iš karto nesėdi mašinų, man reikia atsikelt. O puikiausiai. Ai, mašinai sėdėjo? Jo, Nu ir jis baisiai gerą muziką leido. Jo, žiauriai. Žiūrėk, gerai. Triš. Eik tu davas. Bliava. Eik tu. Tokį nulikiau. Eik tu davas. O, kaip gerai nurėžiau. Baigiam šiandien. Vaikučiai dar sakė prasišoks. O dabar dar kartą reikėt viską susipakuoti. Ir paskui vėl reiks į garažą važiuoti. Tai va, reikėt viską išsiardyti. Ir judėsim namo čia arba Markadoną. Tai va, einam susikrauti viską. Galim šį padaryti timelapsą, kaip kraunamės, nes niekada nedarėm. Tai va, gražaus timelapsą visiems. Visi grįžom, prisiparkavom. Fainai labai čia prisiparkavom. Tai grįžom namo, vaikai į supermarketą nubėgo piccučių nusipirkti. Tai viskas, einam į chatų. Kaip fainai čia prisiparkuoji, va taip. Ir va taip va išlį. Va taip va. Ir va taip einu namo. Matot, kaip fainai čia. Ką filmuoji? Mūsų vakarienė. Potatojas. Gerai varau pagal tą dainą, palauk. Žiauriai gerai. Kaip manot, kieno šitas yra dviratis? Atsisuk. Here we are in Vilnius.